Krikščionybės atėjimas į Lietuvą keitė mirties sampratą ir pačias laidojimo tradicijas. Pirmosios krikščionių bazilikos buvo statomos ant vadinamųjų bažnyčios kunigaikščių kapų, kankinių, šventųjų. Prie to šventojo kapo, jo relikvijų, virš kurio iškyla altorius, siekia kuo arčiau glaustis bažnyčiai nusipelnę ir kiti privilegijuotieji asmenys ir didikai. Kitas tokio palaidojimo motyvas – tai atminimo išsaugojimas. Krikščionių tikėjimas, kad yra tarsi tokios dvi bendruomenės. Bažnyčia sudaro dvi bendruomenės. Tai yra ta keliaujanti bažnyčia, piligriminė, štai čia žemėje gyvenanti, savo vargus vargstanti ar džiaugsmus išgyvenanti, ir yra jau ta triumfuojanti bažnyčia. Tai yra šventieji ir kankiniai ir nebūtinai šventieji, mano giminės, draugai, seneliai, protėviai, jie jau yra danguje, jie mato Dievo veidą ir visą laiką krikščionybė ant kapinę dailę orientuoja į tą tokią anapusinę perspektyvą. Ir reiškia, kur tos abi bendruomenės susitinka, kada ta triumfuojanti ir keliaujanti bažnyčia susivienyje kaip vienas kūnas. Tai jos susivienyje šventų mišių metu, liturgijos metu. Todėl tas buvimas, tavo kūno buvimas palaidoti ten kažkur po didžiuoju altoriumi ir šalia didžiojo altoriaus, kur kasdieną, ypatingai sekmadienį kas valandą vyksta šventosios apeigos, tai buvo tokia kaip ir viltis, kad taipogi prisikels ir mano kūnas, ką skelbė visas šventųjų relikvijų pamaldumas ir apskritai krikščioniškasis kredo, tikėjimas į amžinąjį gyvenimą. 15–17 amžiuje didikai ir turtingieji buvo pagarbiai laidojami bažnyčių rūsiuose, koplyčiose arba kriptose. Vėliau buvo pastatyta net bažnyčių mauzoliejų, turėjusių išaukštinti mirusiuosius ir jų giminę. Jose laidojo giminės narius, bažnyčios kunigus ir vienuolynų vyresniuosius. Puošnus ir prabangus katafalkai, bažnyčios interjero dekoras su brangiais audiniais, emblemomis, laidotuvių pamokslai ir kalbos turėjo liudyti mirusiojo ir jo giminės turtą, šlovę ir darbus. Visą tai pakartodavo ir lotyniški arba lenkiški įrašai spalvoto marmuro plokštėse įmūrytose bažnyčių bei koplyčių sienose. Šiandien tai epochos kultūros dokumentai, kuriems vaizdo ir žodžio harmonija nebuvo tuščias akordas. 17–18 amžiuje iš tikrųjų laidotuvės taip pat buvo labai skirtingos, panašiai kaip ir antkapiniai paminklai. Iš tikrųjų buvo galima pastatyti 10 metrų dydžio antkapinį paminklą kaip Leonas Sapiegos, buvo galima įsirengti paprastą kuklę epitafiją arba iš vis neįrengti palaidimo vietos įamžinimo. Laidotuvės vėlgi būdavo labai skirtingos. Iš tikrųjų, barokinio tokio pamaldumo veikiami, kai kurie didikai netgi įrašydavo į savo testamentus prašymą, kad nebūtų rengiamos iškilmingos plačios laidotuvės. Tačiau giminaičiai ne visada to laikydavosi, kadangi laidotuvės taip pat buvo kaip ir giminės reprezentacijos tam tikrą formą, kurioje irgi buvo užsakomi ir laidotuvių kalbos, spausdinami leidiniai tomis progomis ir ta proga tarsi būdavo primenama apie pačią giminę, apie jos iškiliausius žmonės, galbūt tuo metu esančius, ir tai turėjo ne tik tai istorinę tradiciją, tačiau, ir, sakykime, tokia politinė, priminti savo, sakykime, politiniams partneriams ar oponentams apie tai, kad tokia giminė egzistuoja. Todėl laidotuvės kartais būdavo ne vien kaip religinis aktas apeigos, tačiau ir tam tikros politinės. Mirties daugiaprasmiškumas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje geriausiai atsiskleidė baroko epochoje, netgi sakoma, kad mirtis barokinis reiškinys. 17–18 amžių galime rasti labai didžiulės tas vadinamasias žirklės turbūt, kuomet vieni laidojami anonimiškai, visiškai netgi turtingi, kilmingi, turintys pinigų, tačiau palaidojami anonimiškai karstuose be jokių užrašų, kitigi įsirengia atskiras bažnyčias. Ta pati Petro Pauliaus bažnyčia, tas pats Pažaislis yra statytas tarsi šeimos mauzoliejus. Tai yra visų pirma bažnyčia, vienuolija, kurią prižiūri vienuolija, kad nuolat užmirusiai būtų laikomos mišios. Tačiau, sakykime, Pažaislėje buvo ketinama įrengti ne tik palaidojimo kriptą, tačiau ir puošnius sarkofagus mirusiems pacams jų palaidojimo vietą įamžinti. Kitas toks kraštutinumas, tai yra Vilniaus Švento Petro Pauliaus bažnyčia, kurioje irgi jos fundatorius
tarsi žinomas fundatorius, visi žino, kad stato būtent Mykolas Kazimieras Pacas, tačiau jisai palaidojamas po prieangiu, neįrengiant jokios kriptos, neįrengiant jokio sarkofago, jokio antkapio jo paties norų ir įdedant tik tai lentą, kad čia guli nusidėlis. Ir, sakykime, net šiandien mes tiksliai negalime parodyti durdami pirštu, kurioje vietoje jisai yra palaidotas. Kai kurie aprašyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mirties pasitikimo atvejai tyrinėtojams leidžia daryti prielaidą, kad tvirtai buvo tikima paskutiniųjų akimirkų reikšmingumu. Tinkamai pasitikti mirtį padėjo gerosios mirties vadovėliai. Šie vadovėliai padėdavo įveikti mirtį nuolat jai rodant dėmesį. Tai sumažino staigios mirties baimę. Numirti be sakramentų, be sudaryto testamento reiškia prarasti svarbius argumentus Dievo teismo akivaizdoje. Paplinta taip vadinami geros mirties vadovėliai. Jie yra pakankamai populiarūs, jų leidimų galima suskaičiuoti čia vien Lietuvoje apie 17-18 amžiuje apie 14. Įvairiom kalbom, 18 amžiuje jie leidžiami ir lietuvių kalba, ir tai rodo, kad tai yra pakankamai populiaru, bent jau tarp tų, kurie mokėjo skaityti. Geros mirties vadovėliai buvo skirti iš tikrųjų kasdienai arba bent keli kartai per savaitę atsiversti ir pasiskaityti, ruoštis, prisiminti, kad iš tikrųjų ta žemiškoji kelionė yra trumpa, galvoti ne apie kažkokius tai tolimus planus, tačiau visų pirma apie tai, kad kiekviena diena gali būti paskutinė ir būtent ruoštis tai paskutiniai valandai. Tokia tradicija labai buvo populiari 17-18 amžiuje tarp raštingų žmonių. Jinai dar pakankamai populiari buvo net ir 19 amžiuje ir vėliau tik turbūt 19 amžiaus antroje pusėje nusilpo ar išnyko. Antkapis tai yra palaidojimo vietos įamžinimas. Iki 14 amžiaus jie nebuvo populiarūs, jokiais užrašais neįamžindavo net pačių garbingiausių asmenų palaidojimo vietos. Patys pirmieji antkapiai atsiranda tik 15-16 amžiaus sandūroje, vaizduojantis gana statišką mirusiojo figūrą be gyvybės ženklų. Vėliau mados keitėsi, mirusysis antkapyje vaizduojamas tarsi trumpam prisnūdęs, laukiantis paskutinės teismo dienos. Pats antkapių bumas ir jų formų įvairovė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje paplinta peržengus 17 amžiaus slenkstį. 17 amžiaus pradžioje, net 16 amžiaus pabaigoje jau įvairūs didikai, tie patys Radvilos Sapiegos statosi savo arba savo mirusiems giminaičiams antkapius. Net Vilniaus miestiečiai tuo metu jau pradeda įrenginėti epitafijas, kas buvo irgi gana nauja. Tai yra įrengia galbūt nebrangų antkapį su pilnafigūriu atvaizdu, tačiau bent kažkokią tai nedidelę lentelę, kuri irgi nemažai kainuoja, tačiau jie tokiu būdu pasirūpina savo mirusiojo artimojo atminimu. Tai reiškia, 16 pabaigos 17 pradžioje ateina tas toks mentaliteto pokyčiai, kurie liudija, kad žmonės nori įamžinti savo mirusiuosius. Kaip įamžina, vėlgi priklauso nuo galimybių ir nuo to, kokios medžiagos yra pasiekiamos, kaip jie supranta, kokių pavyzdžių jie yra matę. Tarp laidotuvių apeigų antkapinių paminklų bei jų tekstų buvo glaudus ryšys. Antkapių užrašų tekstai būdavo trumpesni, dažnai oratorinio pobūdžio kūriniai su panegerikų intarpais, tekstuose būdavo išvardyjami mirusiojo titulai, karo žygiai, pažymimi nuopelnai tėvynei. Šventojo Mykolo bažnyčia Vilniuje išskirtinė geriausiais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio antkapių paminklų pavyzdžiais. Kristupo Sapiegos antkapis, sakykime, Švento Mykolo bažnyčioje yra tokių irgi ankstyvųjų formų. Tas pats Kristupas Sapiega yra miręs 1631 metais, tačiau tai yra vienas iš tokių pirmųjų antkapių, kuriuose vaizduojamas jau ne pats mirusysis pilna figūrių atvaizdu, tačiau su biustu. Ir tai irgi parodo tam tikrus pokyčius puošiant arba įrengiant antkapius, kuomet jau nebėra taip svarbu pavaizduoti visą mirusiojo atvaizdą, tačiau užtenka pavaizduoti tik tai, sakykime, jo veidą, jo portretinį panašumą, tačiau įrengti puošnų antkapinį paminklą, kuris yra ankstyvo baroko formų, toks nedidelis, tačiau elegantiškas, ir jame jau svarbu vaidmenį vaidina tekstai, kurie iki tol, sakykime, 16 amžiaus viduryje, jeigu žiūrėsim Alberto Goštauto, jeigu žiūrėsim Pauliaus Alšėniškio antkapius, juose tekstų praktiškai nėra. Tuo tarpu 17 amžiaus jau pirmoje pusėje
vienoks ar kitoks tekstas paprastai antkapyje yra įrengiamas. Tekstas, žinoma, visų pirma yra susijęs papasakoti apie asmenį, apie jo giminę, apie jų besilaikomas vertybės ir palikti, sakykime, ateities kartom kažkokį tai atminimą didesnį negu tik tai portretinį panašumą turinti pilnafigūrį atvaizdą. Kaip pavyzdys gali būti tos pačios Teodoros Sapieginės antkapis Švento Mykolo bažnyčioje, jis yra 17 amžiaus vidurio, tačiau jame labai gerai matyti, kad portretinis veidelis, reljefinis portretinis veidelis iš balto marmuro yra visiškai mažytis ir užima antkapyje labai nedidelę vietą. Tuo tarpu pagrindinę dalį užima būtent vėliavos imitacijai įrašytas didelis tekstas apie pačią Sapiegų giminę, apie Teodorą Sapieginę ir jos artimuosius. Tai parodo tuos mentaliteto pokyčius, kurie keičiasi nuo 16 amžiaus vidurio iki 17 amžiaus vidurio per 100 metų. Išskirtinis antkapinis paminklas Šventojo Mykolo bažnyčioje yra Leono Sapiegos ir jo žmonų, didžiausias ir vienintelis grupinis paminklas Lietuvoje. Jis buvo sukurtas 1633–36 metais iš pilkų, rusvų, raudonų atspalvių marmuro. Tai didžiulis daugiafigūrinis vėlyvojo renesanso su baroko bruožais architektūrinis statinys. Pati Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanclerio Leono Sapiegos kapavietė yra po presbiterija specialiai įrengtoje kriptoje. Tas antkapis yra, sakykime, tokios vidutinės meninės išraiškos, jis yra toks konservatyvus, tokie antkapiai jau tuo metu galbūt net nelabai buvo statomi, pačios figūros jos išdrožtos iš marmuro, tačiau išdrožtos pakankamai statiškos, jos netitinka to ankstyvojo baroko meninių formų, tačiau antkapis turi kitą ypatybę, tai yra turbūt didžiausias išlikęs antkapis, kurio aukštis siekia apie 10 metrų ir pats antkapis su 3 pilnafigūriais atvaizdais, tai yra paties Leono Sapiegos ir jo 2 žmonų atvaizdais, yra toks didžiausias išlikęs ir jis yra įrengtas kaip stalės, tai yra kaip suolas, būtent presbiterijoje, kad artimieji kiti Sapiegos, jau vėlesni Sapiegos, galėtų būtent atėję į tą antkapį atsisėsti kaip į suolą ir pasimelsti būtent už mirusius ankstesnius bažnyčios fundatorius ir geradarius.